kaktą aš kartais ir su kūno teipu galėdavau užsiteipuoti, bet veido jau nelabai. Iš tikrųjų, kaip atsirado teipai pas mane parduotuvėje, tai irgi, kai aš pradėjau vaikščiotis teipuotis, tai mane kartais užteipuodavo su tokiais įdomesniais, toks teipas tatu yra toksai. Ir, aš vis tiek grįžtu namo, vaikščiau vakare tokia, jau šeima priprato, kad čia kiekvieną vakarą, gal taip nereikėtų daryti. Bet tai, jeigu ne teipas, tada jau lakštinė kaukė, vis tiek kažkas tai būna pas mane, gal taip nereikėtų. Bet aš tada norėjau, kad, atrodyčiau įdomiau, tai reikia teipo tatu. Tikrai prieš 3 metus Lietuvoje niekur nebuvo pirkti teipo tatu, po to dar odai šilkinių teipų. Nes iš tikrųjų aš pradėjau teipuoti, tai ir kursų jau dabar belė kiek man rekomendavo, jau peržiūrėjus esu ir žinau, kad reikia teipuoti nuo dekoltės zonos. Dekoltės zona yra labai jautri. Jeigu ant veido mes nejausim, o dekoltė užsiklijuoja ir ten 5 dienas reikia nešioti, tai čia dėl to, kad atsivertų pečiai, kad nesikūprintum. Tai mane jau tas teipas erzindavo. Tai tada aš atradau šilkinius, YouTube'ai kur nors ten pamačiau, atradau, nebuvo pirkti, tai tada aš pamačiau pas savo tiekėjus, ne kiurtei, BB Tape. Taip irgi toks yra, bet BB Tape, ir ten pas juos buvo ir šilkiniai teipai, ir paprasti teipai, ir dar buvo cross teipai. Tai cross teipai, tai va čia šitie. Dar yra akų teipai, tai va dar tokie. Tai akų teipai, aš žinau, kad jos perka, jos ant tam tikrų taškų klijuoja. O va pavyzdžiui, šitie jau netgi galėčiau pasakyti, būna kartais pas mane deficitiniai, aš jų niekada daug neprisivežu, bet čia yra paskatinti cross teipai, yra 3 dydžių paskatinti, kad tekėtų limfa. Tai va. Palengvina, nereikia tada pačiam karpytis visko. Bet čia jeigu nebūtų cross teipo, turėtum tokiais mažiukais susikarpyti ir būtų gerai. Tai tada ta aštunkojė ta vadinama, kur klijuoja. Aštunkojė. Su ilgais tais kojytėm. Jie yra drenavimo, nes šiaip tai tas estetinis teipavimas yra išskiriamos 2 šakos. Tai yra limfodrenažiniai, limfiniai sistemai stimuliuoti ir yra kitas jau su raumenim raukšlėm dirbti. Tai pirmą kartą aš šiaip teipus pamačiau, tai sportininkai buvo užsiklijavę. Taip, ar kažkokios sporto varžybos, sportininkai tai kam jie ten klijuojasi. Tai visa tokia teipo istorija yra, kad teipai, jie yra prasidėję nuo kūno teipavimo, jie atsirado Japonijoje, gydytojas osteopatas, tik tai pavardės tikrai nepasakysiu, jisai siekia savo Japonijos olimpiečių komandą paruošti kuo geriau. Ir pirmas kartas ir buvo, kada žmonės pasirodė su teipuotu kūnu, tai buvo olimpinės žaidynės Japonijoje. Tai padeda. Irgi, jeigu jau taip šnekant apie masažą, jeigu mes nematom išoriai, tai nereiškia, kad nieks nevyksta viduje. Tai tikrai vyksta kažkokie procesai, gal tokie labiau prevenciniai, jeigu mes nematom išoriai, bet tikrai su dideliu indėliu į mūsų ateities grožį. Kam labiausiai tinka veido teipavimas? Šiaip iš tikrųjų veido teipavimą galima atlikti visiems, nepriklausomai, tai vyras ar moteris. Jeigu žmogus turi kažkokių estetinių problemų ar norų kažką pakoreguoti, pakeisti, tai jis jau gali save teipuoti. Tik tai žinoma yra tam tikrų taisyklių teipavimui, tam tikros kontraindikacijos. Ir tos kontraindikacijos nesiskiria nuo jokių kitų veido procedūrų, tai jokių uždegiminių procesų. Jeigu turite odos bėrimus, akne ir visa tai yra aktyvioji būsena, tai tikrai yra draudžiama teipuotis. Jeigu mes šnekam apie vyrų teipavimą, tai vyrai teipuojasi. Šiaip neturėjau tokios situacijos, bet vyrai drąsiai gali teipuotis ir spręsti savo problemas, tik tiek, kad jiem gal šiek tiek sudėtingiau yra su barzda, plaukotumu, bet kas liečia viršutinę veido dalį, tai drąsiai, puikiai, manau, viskas pavyksta. Dar kaip tik neseniai iš tikrųjų gavau klausimą dėl vaikų teipavimo.
Tai šiaip aš vaikam kaip estetinio veido teipavimo nerekomenduoju, nes jiem nėra ką daryti. Bet jeigu tai yra kažkoks gydymo tikslais, pasitarta su logopėdu ar su ortodontais, nes dabar sakandžius daug kas gydo, tai drąsiai galima ir... Aš žinau, kad yra vaikiškas teipas, kur teipas turi vaikišką teipą ir aš žinau, kad jie nugarą teipuoja. Aha. Vaikam? Jo, dėl stuburo gydysenos, iškrypimo, man atrodo. Vat. Tai va, dar buvo tokių klausimų, šiaip ne klausimų, rašė kažkas tai pasakojo, kad ant raukšlių negalima teipuoti. Neteisingai, nes raukšlės tam ir teipuojam, kad va ta raukšlytė teipas iškeltų į paviršių ir jinai mažėtų. Tai čia labai puikiai mes grįžtam prie pirminio klausimo, ką tas teipas daro ir ar tinka su masažu. Tai mes su masažu išlygint, nes kaip susidaro raukšlė, įsitempia raumuo, jisai spazmuojasi ir jisai tempia mūsų odą gilin ir mes matom raukšlę. Tai mes su masažu išjudinam visus tuos giliuosius audinius, raumenį, fasciją, užklijuojam teipą ir teipas su tais klijais, jisai tiesiog kelia tą odą į paviršių. Tai mes jau padarėm du dalykus. Išmasažavom, atpalaidavom gylį, užklijavom teipą, mes darom vizualų rezultatą, kad ta raukšlė išsilygintų. Tai mūsų tikslas ir yra teipuoti raukšlės. Taip, ir iš tikrųjų aš